Tai visata mumis saugo, tuo ir džiaukimės, tuo stebuklu, kurį gali vienas žmogus, netgi aš sakau, aš jeigu viena dirbčiau namuose, ir tai manau, kad dalis Lietuvos tikrai išgelbėta būtų. Nes tu gali, aišku, mes visą laiką dažnai labai numenkinam savo galią, dėl ko? Dėl to, kad mes susirišam su tais 5% fizinio kūno ir sąmonę savo. Kai sąmonę mes tik pasijungiam, tai tada savo ribotumą įjungiam. Kai tik išeinam iš savo ribotumo, mes suvokiam, kokie mes galingi esame. Mes įtakojam žemės lauką, ne tik žemės visatos lauką, kiekvienas. Ir tai yra nuostabu iš tikrųjų. Ko jeigu būdinėsi, būdintis turi visais aspektais. Ir neturi teisės, turi prisimti atsakomybę už viską, už kiekvieną savo darbą, už mintį, už žodį. Ir aišku, svarbiausia, niekad neįjung baimės suklysti. Po to aukštesnio pašaukimo neįmanomas įgyvendinimas, jeigu tu fizinė plotmėj sėdi ant kalno ir medituoji. Neįmanoma. Taip, tu išeisi, bet tu neįtakoji net žemės. Vat žemės lauko neįtakoji, jeigu tu nedarai aktyvių judėjimų, aktyvių veiksmų, pagerinant kažką. Tu savo pats fainas, bukuotas ir laimingas, bet sėdi, kaip sako, patenkintas savim. Tu įtakosi tik tai va tą žemės plotelį, kurioje tu sėdi. Dėl to ten Tailande visi sėdi, kaip sako, tose ašramuose, visi medituoja, o pasaulio šviesos mažėja. Kodėl? Jeigu jie tokie galingi, kodėl jie neskleidžia tos šviesos visam pasauliu? Kiek žmonių žūsta, kiek visokių katastrofų, kiek karų ir jų daugės. Vat apie tai ir yra, kad kai tu ten sėdi atsijungęs ir pabėgi ten, oi kaip fainai, kažkur pasėdėsiu nuo visų problemų. Galėtų padaryti savo vietovėse žmonės, va taip apsijungę, padėję vieni kitiems, skleisdami meilę, nes tave čia egregoras sujungtas tavo šeimos, tavo giminės, tavo tautos, o tu ten išvyksti, tu nuo tautos atsijungi, nuo žemės tos atsijungi, nes tu pasakai, o kaip čia faina, ir tu emocijai pasakai, tu įvardinę savo egregorių pasakai, kad ten man fainai, o tu čia nesikabinėk su savo problemom. Tai va šitas yra, aš sakau, aš matau, kiek visi bėga ir taip ten palengvėja, nesakau būtina žmonėm, bet aš kalbu apie tuos, kurie dvasingumą tobulina, dvasingumą eina tuo keliu ir vis bėga nuo ten, kur reikia pagalbos. O tu atsakomybę turėsi prisiimti, irgi va šitą turi pastebėti, kad tu turėsi, tu atėjai į tą žemę, tu atėjai į tą tautą, ką tu padarei dėl šito, dėl savų. Kai sako, kitą didvyrių lengva pasidaryti, kitą gelbėjant, o tu savo šeimą išgelbėjai, tu savo šeimai padėjai, nes kai matau, kaip tas liūnas daugelį žmonių įtraukia, tai nėra malonu, tikrai nėra malonu. Bet visiems toliau darysim savo darbą, didinsim šviesą ir, kaip sako, tam lauke visiems bus šviesos. Nužiūrėjau, kaip žemės buvo užklausa tokia, kur didžiausi laukai yra šviesos, pati žemė generuoja kur didžiausią šviesą. Tai buvo Altajų ir Pamyro apačioj. Ir spinduliuotė buvo vienokia ar kitokia žemėj tam tikrose vietose, bet labai kitokia, kaip pavienės tokios žvaigždutės. Aišku, ta žvaigždutė tai yra laukai, jau yra pakankamai dideli, bet ten galingos yra jėgos iš tikrųjų. Bet dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, padidėjęs yra būtent tų kanalų labai didelis kiekis, kaip aš žiūriu į egregorą Lietuvos. Tai yra džiugi naujiena. Tai reiškia tik tiek, kaip žmogiškai, tai mažai džiaugsmo, nes žmogus tik tai šviesoj atsiduria, kai jam labai gerai įspiria į užpakalį. Tada jis duris atsidaro ir sako, žiūrėk, už durų yra saulė, užtenka sėdėti tamsoj. Tai žinai, biškis skausmingai gali būti, bet ta šviesa jau Lietuvoje yra tikrai daug galingesnė negu tada, vat, kaip aš žiūrėjau. Spaudžia ir mane visą tą neleidžia, kai sako, užtenka glostyt, užtenka, visiems reikia ne tai, kad rėkt, papurtyt biškį,
kad atsibustų, kad patys atsidarytų duris, kad patys žiūrėtų šviesą. Jokių nebūtų tokių, kaip sako, infantilizmus negali būt šiuolaikiniam pasauly. Turi būt suaugęs, turi prisimti atsakomybę už viską. Tai yra labai labai svarbu iš tikrųjų.